Sveika, Otilija. Labai džiaugiuosi, kad sutikai pasidalinti savo patirtimi. Ir pirmiausia, norėčiau pasiteirauti, kaip jauteisi po stomo suformavimo. Kai tik suformavo stomą, žinoma, buvo truputį nedrąsu, nejauku ir nežinojimas, kas bus toliau. Tai pirmas mintis ir tuo gyvenau tada. O kas pačiai buvo sunkiausia iškart po operacijos grįžus namo? Viskas buvo vienodai sunku galbūt. Pradžiai buvo sunku priimti tai, kad reikės turėti stomą. Stengiausi domėtis. Informacijos galbūt skurdoka yra, mažiau jos yra. Tai šitas truputį neramino, nes jau priėmiau tą sprendimą, kad turėsiu. Ir galvojau, tai susitvarkysiu ir viskas bus gerai. Ir žinoma, taip ir buvo. Bet kai jau turėjau stomą, tai žinoma, turėjau iššūkių, kaip čia reikės ką pasikeisti, ar viskas bus gerai, ar aš galėsiu viską daryti. Begalės klausimų buvo, bet po truputį aš juos išsprendžiau, išsiaiškinau ir gyvenu lig šiol gerai viskas. Tai išgirdau, kad pasitaikė tame kelyje tokių iššūkių. Tai man įdomu, kaip tavo nuomonė, ar stomo specialisto konsultacija yra reikalinga tokiem žmonėm? Labai reikalinga ir turbūt nežinau, ką būčiau dariusi, jeigu neturėčiau šalia save žmogaus, kuris man būtų viską nuo A iki Z papasakojęs. Tai tikrai pasitikėjau ir atrodo, kad viskas lengviau buvo tikrai dėl šito. Dar įdomu, kaip pasikeitė tavo gyvenimas ir tavo kasdienė rutina po stomo suformavimo? Mano atveju gyvenimas pasikeitė tik į gerąją pusę, nes viskas pagerėjo, galėjau laisviau galbūt ir keliauti, draugauti su žmonėm, vykti visur, valgyti galėjau viską, nes prieš tai buvo žymiai sunkiau ir buvau labiau gal uždaresnė ir dabar daugiau atsivėrė kelių man. Labai smagu, kad į gerą pusę viskas. O taip pat manau, kad pacientams svarbu žinoti būtų, ar pasikeitė tavo pačios mityba po stomo suformavimo? Tai kaip ir minėjau, kad prieš tai galbūt aš negalėjau visko valgyti, tai dabar po stomos aš galiu daug daugiau valgyti. Tai kaip pavyzdys, tarkim, kavos kažkokias nelabai galėjau, nes iš karto skaudėdavo pilvą, o dabar viską laisvai galiu. Ir man patinka ragauti maistą, įvairų maistą, tai labai džiaugiuosi, kad tai man leido daryti. Ypač keliaujant. Taip, kelionėse norisi visko paragauti, tai aš tai galiu. Labai smagu girdėti, kad viskas taip tau gerai sekasi, bet yra pacientų, kurie mano, kad po stomo suformavimo atsiras įvairių apribojimų gyvenime ir galbūt neteks užsidaryti namuose. Ar tai tiesa? Pradžioje, kai, sakau, ieškojau informacijos apie stomą, kas tai yra, galbūt ir man kilo tokios mintis, kad o kaip, nes aš nemačiau galbūt tų tokių pavyzdžių, kurie būtų mane motyvavę ir sakė, viskas bus gerai, tu galėsi viską daryti. Tai tiesiog man reikia pačiai tai patirti ir pasižiūrėti, ar aš viską galėsiu. Ir taip, viską galiu. Mano kažkokių suvaržymų nėra šio klausimu. Aš keliauju, aš sportuoju, mėgstu laisvalaikį aktyvų, tai tikrai nieko manęs nesuvaržė, namie nesėdžiu. Kaip tik labai mažai sėdžiu namie šiaip. Tai viskas labai puikiai. Labai tau dėkojam ir ačiū už pokalbį. Ačiū tau, Viktorija.